Mėly broliai ir seserys Jėzuje Kristuje, švęsime 5-ąjį sekmadienį po Velykų, kuris vadinamas rogatės sekmadieniu. Nuo lotyniško žodžio rogare prašyti. Psalmės žodžiai įvadiniai yra pagarbintas Dievas, kuris neatstūmė mano maldos ir neatsakė man savo gerumo. Iš tiesų sakau jums, jei tik prašysite Tėvą mano vardu, Jis duos jums tai. Iki šiol jūs nieko neprašėte mano vardu. Prašykite ir gausite, kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Aš jums vis kalbėjau palyginimais, bet ateis valanda, kada be palyginimų imsiu kalbėti ir atvirai apie Tėvą jums skelbsiu. Ta diena jūs prašysite mano vardu ir aš net nesakau, kad aš prašysiu Tėvą už jūs. Juk patsai Tėvas jūs myli, nes jūs mane pamilote ir įtikėjote, jog aš esu iš Dievo atėjęs. Išėjau iš Tėvo ir atėjau į pasaulį, vėl palieku pasaulį ir grįžtu pas Tėvą. Jo mokiniai tarė, štai dabar tu aiškiai kalbi ir nebesakai jokių palyginimų. Mes dabar matome, kad tu viską žinai ir nereikia tavęs klausinėti. Todėl mes ir tikime, kad tu esi išėjęs iš Dievo. Jėzus jiems atsakė, pagaliau tikite, štai ateina valanda ir net yra atėjusi, kai jūs išsisklaidysite kas savo ir paliksite mane vieną. Tačiau aš ne vienas, nes su manimi yra Tėvas. Aš jums tai kalbėjau, kad manyje atrastumėte ramybę. Pasaulyje jūsų priespauda laukia, bet jūs būkite drąsūs, aš nugalėjau pasaulį. Pasaulyje jūsų priespauda laukia. O kitas pažadas – melskite. Ir kai melsite Tėvą mano vardu, Tėvas jums atsakys, jūsų malda bus išklausyta. Ir už tai mes bažnyčia visuomet meldžiamės, dangiškasis Tėve, meldžiame tave Jėzaus Kristaus vardu. Jėzus yra pažadėjęs suspaudimą ir tai yra sunkioji mūsų dalis. Ir mes kenčiame įvairius suspaudimus draugė su visų pasauliu, bet kartu kenčiame kaip krikščionys. Suspausti, tas suspaudimas reiškia, kad būsime spaudžiami rimtai, kai spaudžiamas vynas arba spaudžiamas aliejus. Taip nuo pirmųjų dienų spaudžiama yra krikščionių bažnyčia. Jeigu ne iš išorės, tai iš vidaus. Jeigu ne kūniškai, tai visuomet dvasiškai. Ir visuomet bus dedamos didžiulės pastangos, kad Jėzaus vardas būtų ištrintas ne tik iš pasaulio gyvenimo, bet iš visų, netgi iš krikščionių gyvenimų, iš jų širdžių ir minčių. Ypatingai mes tos Jėzaus žodžius išgirstame, mes apie juos daug mąstome, kai mus ištinka suspaudimai, kai mes turime kentėti įvairias kančias šiame pasaulyje. Ir mums tas viešpaties pažadas, kad prašykite ir dangiškasis Tėvas išklausys, išgirs ir atsakys, mums jis yra labai brangus. Skausme mums kai kada atrodo, kaipgi aš prašiau ir mano prašymas neišklausytas. Mano vaikas, mano tėvai, mano artimasis, mano sutuoktinis. Ir aš pats esu tokioje bėdoje, o kur yra Dievas su savo atsakymais. Bet viešpats primena, ypatingai ta žinia mums žengiantiem į šeštines svarbi, kad būkite drąsūs, aš nugalėjau pasaulį. Ir mūsų varguose, ir mūsų džiaugsmuose mes žinome, kad Kristus yra gyvas, ir mūsų tos šešėlių daubos, ir mūsų kančių valandos, dienos, savaitės nepraeina be paties viešpaties. Pats viešpats visuomet yra šalia. Rogatė sekmadienis, tokia liturginė diena, čia būdavo per Švento Morkaus šventę, balandžio 25 dieną, kada būdavo meldžiamasi už derlių. Tai buvo atsiliepimas, išklausimas, gyvas atsižvelgimas į Jėzaus kvietimą prašykite Tėvą mano vardu.
Kviečiu jūs ir šį sekmadienį, susirinkus pamaldose ir grįžus iš jų, prisiminti, jog mes su viskuo, kas mūsų širdyse, mūsų gyvenimuose, kad mes esame kviečiami ir pats Viešpats sako, prašykite ir nenusiminkite. Pasaulyje jūsų priespauda laukia, priespauda dėl tikėjimo, dėl mano vardo, bet būkite drąsūs, aš nugalėjau pasaulį. Ir nėra jokios galybės, nei šioje žemėje, nei kažkur kitur, kuri galėtų mus atskirti nuo Dievo meilės mūsų Viešpatyje Jėzuje Kristuje, nes jis yra mūsų mirties, mūsų vargų nugalėtojas. Leiskime mūsų širdims, kai yra galimybė, pailsėti, prisiminti, kad tavo ir mano, kad viso pasaulio gyvenimas yra Dievo rankose. O jei ką turime, skubėkime pas jį, mūsų mylintįjį tėvą, kuris laukia savo sūnų ir savo dukterų prašymų. Viešpats te laimina jūs visus. Amen.